Sveiki visi, Ruslanas su jumis ir jūs esate imuninė sistema šeimoje. Sveiki atvykę į šeimą. Žodžiu, žiema ir kas mus visus domina, kas mus visus apjungia. Tai yra sveikatinimosi pramoga. 3 savaičių kursas, sveikatinimosi kursas, paremtas natūraliais gamtos stebuklais. Tai yra numeris 1 Lietuvoje programa. Kadangi akmens aliejus tai yra mineralinė medžiaga aukščiausios kokybės, aukščiausios klasės ir vienintelė mineralinė medžiaga pasaulyje turinti gydomasias galias. Tai yra pirma. Galios, gydomosios galios. Antra, mumijus Altai kalnų. Švarutėlis, šviežutėlis, juodas kaip priklauso ir yra tikrai ypatingas. Jeigu akmens aliejus yra vertinamas pagal Tibeto ten visokius tos mokslininkus, vis žodžiu, medituotojus ir panašiai, tai akmens aliejus yra vertinamas 7 iš 7 balų. Mumijus yra vertinamas 4 iš 7 balų, bet akmens aliejus jisai neduoda tokio fizinio, kaip pasakyti, fizinio pojūčio, o mumijus duoda tiesiai fizinį tokį pojūtį. Mesgi negalim pajausti, kaip valosi mūsų kepenis, kaip tirpsta akmenukai iš inkstų ir panašiai. Akmens aliejus tas procesus visus daro mūsų organizme. Mumijus, tarkim, suskaudo nugarą, išgėrė mumijus, praėjo. Aš pats turėjau traumą ir man užsidegė tiesiog visa nugaros sritis. Aš negalėjau, aš turėjau išsibėgėti lovai, kad iš jos išlipčiau. Tiesiog buvo sunku atsikelt. Tai per 2 dienas su mumijum aš išgydžiau visą tą nugaros kaip uždegimą, nes buvo lyg ir toks lengvas toks patempimas, lygtais ir nieko, bet sakau, po to kitą dieną prasidėjo tokie skausmai, kad nebegalėjau normaliai net paeit. Tai žodžiu, mumijus daro tos fizinius, tiek psichologinius, tiek nuimantį stresą ir panašiai. Tai yra tiesiog kažkoks stebuklas ir jisai duoda tą tokį fizinį pojūtį. Mes pajaučiam iškart, ką mumijus mums duoda. Jeigu mes turim stresą, nuvažiuoja stresas lauk, pagerėja nuotaika ir panašiai. Daug tokių fizinių potyrių. O akmens aliejus jis iš vidaus, jis viduj tvarko visus organizmus. Tai labai daug. Aš nuo savęs jau buvau pradėjęs jausti tą tokį kaip ir prostatos kažkokį ten tokius jau ženkliukus, kad jau man kažkas jau gali darytis. Tai akmens aliejus pašalino visas tas bėdas ir aš jaučiu, kad iš tikrųjų esu sveikas vyras. Tada jūros dumbliai, vėl šviežus derlius, nuimtas rudenį ir žodžiu atrinkti patys kiečiausi dumbliai visoje planetoje. Mes galvojam visada, kad mūsų orą valo ten medžiai ir taip toliau, bet žinokit, kad vandeninas tai yra mūsų planetos plaučiai. Ir kas neturi žiemą galimybės atsidurti prie vandens, prie jūros, tai mūsų jūros dumbliuose yra be galo daug organinio jodo. Tai jeigu mes čia prie jūros galim prisikvėpuoti, per savaitę, per 2 to organinio jodo, tai jeigu mes gyvenam ne prie jūros, žiemą, ypač kai nėra saulės, nėra tokio tyro švaraus oro, tai dumbliai mums ateina į pagalbą. Ir daug. Laminarija turime gal ten 31 rūšį. Po to puslėtasis guveinės irgi ten begalės tų rūšių yra. Tada vaistinis drebuluotis antiek pasidarė populiarus, kad jos pradėjo auginti baseinuose. Žodžiu, ten jokių mineralų, ten praktiškai nieko mes negaunam, bet gaunam už tai gražią pakuotę, gražius tos švarius tokius dumblius, be smėliuko, be nieko, be jokių kitų pašalinių, ten žolelių ir panašiai. Tiesiog akiai patrauklus produktas, viską. Mes jį gaunam, bet mes jį baseinė užaugintas, visiškai neturi tų savybių, ką turi, tarkim,
natūraliai ištrauktas iš Atlanto vandenyno ir išdžiovintas specialia technologija, ne aukščiau 30 laipsnių ar panašiai tas dumblės. Mūsų dumbliai jau yra ir sumalti, kad mums būtų patogiau naudoti juos. Tai žodžiu, kosmosas, sveikatinimosi šita pramoga yra kažkas tai tokio. Tai yra, aukščiausia, ką gamta mums davė mūsų kūnui išsisveikatinti. Tai paminėsiu gal vieną tokį atvejį paprastą, kada moteris, vyresnio amžiaus moteris paskambino man: Ruslanai, aš norėčiau įsigyti vieną tą jūsų programą. Ir mes su vyru išbandysim. Praėjo kiek laiko, aš rašau žinutę: labą dieną, kaip jums sekasi, kaip viskas ten vyksta, ar jaučiat kažkokius tai pokyčius. Nieko man neatrašo, tai žodžiu galvoju, kad kažkas ne taip. Tuomet gaunu skambutį po 2 savaičių. Ruslanai, ten buvo visokių reikalų, žodžiu, neturėjau kada aš atrašyti. Vyras davė pinigus, liepė nupirkti 2 programas. Vieną savo, vieną jam. Ir jis sako, kadangi mano vyras jau, žodžiu, pasakė, kad jis nori šitų produktų, reiškia tikrai veikia ir mes labai džiaugiamės. Ir svorio ten atsikratėm po 5 kg ir sveikata pagerėjo ir energijos padaugėjo. Nu žodžiu, čia yra kosmosas, čia yra pati aukščiausia vibracija, ką aš galėjau surinkti per tuos 2 metus, atrinkti ir panašiai. Dar viena tokia istorija, kad sportininkams atrinkau irgi augalų šaknų ekstraktus, profesionaliems sportininkam, kad jie turėtų energiją, kad jie turėtų natūraliai išsivysčiusi tą imunitetą, greit atsistatantį po fizinio krūvio organizmą ir panašiai. Tai atspėkit, koks bajeris. 56 metų vyras, mano kolega, aš jam pasiūliau, sakau, tu pabandyk ekstraktus, bet dabar aš apie juos daug nekalbėsiu, bet pasakysiu, kas atsitiko žmogui. Tai daviau 2 ekstraktus, tai buvo paprastasis rapontikas, eleuterokokas ir mumijos. Tai žodžiu, atsistatė potencija, įsivaizduojat? Tai va, tai šitą visą dalyką mes pratęsim vėliau, apie potenciją, apie vyrišką jėgą, apie vyrišką tą tokį, kaip pasakyti, libido, mes pakalbėsim vėliau. Bet dabar, kas norit įsigyti žiemai, prasivalyti organizmą, čia jums išvalys šitą programą nuo smegenų, sakau, iki pirštų galiukų, iki kojų pirštų galiukų, visą kūną, per 3 savaitės. Yra kažkokie ten tokie, kaip čia pasakyti, komentarai, ar ne per daug čia, žinai, ten tas kažkas, tai panašiai. Ar ne per daug mes prisivalgom chemijos, ar ne per daug prisiuostom, ar ne per daug pripurkšta visokių chemtrailų, ar ne per daug pripurkštos daržovės. Žiemą auginami ten pomidorai, dar kažkas, tai šitos žolelės visokios po lempom, nupurkšta ten chemijom ir panašiai. Tai ką mes ne per daug prisivalgom? Šito mes neminim. Bet kada aš duodu organizmo valymo programą, kuri yra iš tikrųjų pati galingiausia turbūt visoje Lietuvoje, tokios tikrai niekas neturi. Ir sakyti, kad tai yra per daug, tai yra tiesiog neetiška, kadangi mūsų visas organizmas, ypač tie, kurie panaudoja tenais alkoholio, kurie ten dūmelį patraukėt, taigi visi tie toksinai, viskas renkasi mūsų kūne, mūsų organizmą, atsiranda raukšlės, ten kraujotaka nebesivysto, atsiranda potencijos problemos, nebestovi vyrams ir panašiai. Sakau, su visą tą programą mes aktyvinam visą kraujotaką, valosi blogieji cholesteroliai ir panašiai. Prisipildom organinio jodo ir galim jaustis kaip iš tikrųjų naujai gimę. Tai va, linkėjimai iš saulėtos Turkijos. Visiems siunčiu linkėjimus, siunčiu saulutę, siunčiu jūrą, siunčiu visą šilumą jums ir susitinkam kitam video. Iki!